Tai toksai vakare būni, kaip aš nežinau, ką žinau, litrą degtinės išgėręs būtų raudonas, tos akis kažkaip gerai buliuoja, nu tai įdomi. Na kągi, kol emocija dar neatvėso, noriu čiut trumpai pasidžiaugti, kad pavyko man pravažiuoti per 2 dienas 1600, tai nuo Niurbo realiai. Šiaip galima būtų dar čiut dadėt, bet nu jau tada jau ten jau visai kankinė tokia būtų. Tai viskas įmanoma, viskas gerai, viskas atlaikė. Kelionė kaip ir pavyko, tai iš esmės yra niuansų, bet apie juos kitame video o dabar ką? Tenerėlė gyvas, reikia, tašės užskaitau, mocą užskaitau, nedėliais greičiais, tik tais, aišku, nevirinant daug, 14-15 ilgai nepavažiuosi jau autobane. Perdavimą užskaitau, jeigu tokiom tolimom kelionėm, padangas irgi viskas gerai su tom padangom, su tais estarais, nei švilpia, nei užė ir laiko belė kaip gerai. Tašės šitą daiktą žiauriai užskaitau, pirkau 5 euriukų, čia niekas. Tik tai, kad užsipilkai reikia atsisekti, bet čia viskas lengvai. Tai kažkada dar čia visą tą apžvelgsiu dalyką ir bus atskiras gal video apie visą tą amuniciją, ką aš čia vežiausi, ką aš čia turėjau, ką pirkau, kas gerai, kas negerai, ką reikia pasikeisti, yra tų niuansų. Kaip sakiau, reikia pasitobulinti čia priekį visokius apipūtimus vėjo, nes per čia pučia tiesiai man į šalmą, čia per čia ir į akis pastoviai pučia vėjas. Tai toksai vakare būni, kaip aš nežinau, ką žinau, litrą degtinės išgėręs būtų raudonos, tos akis kažkaip gerai buliuoja, nu taip įdomi. Tai šitas momentas, rankenų reikia būtinai šildomų, sėdynę reiktų pasitobulinti irgi, jeigu tai įmanoma padaryti, nes šitie kraštai nutrynė subinėkę mano. Tai tokių visokių niuansėlių. Ten, sakau, manau, kad padarysiu tikrai kokių kelių dienų bėgyje apžvalgą kokią čia to viso projekto, kas kiek kainavo, kiek išsiaiškinti reikia, kas laimėjo pirštinės, kiek benzo piliau, staliaros, kiek ant staliaros, kiek išleidau. O iš esmės tai pravažiavau 3621 kilometrą bendrai pirmyn atgal. Ir motociklo 15 439 įsukau. Tai vieną tokią kelionytę ir 3,5 gabalo, bam, ir nėra. Tai jeigu pirksit Tenerė, BMW, KTM, ten Honda kokia, ir ten su kokia 50 000 rida, tai čia jam tas pats kas nieko. Tai BMW tai aš turėjau su 100 000 rida, tai ten jisai, ką žinau, matosi ten tos plasmasės, gal biški pageltė, tas anas toksai kažkas biški dėvėjimas žymių matosi, bet šiaip tai aš tai Yamahai, tai man tik dabar knopkės pradėjo normaliai spaudinėti. Nes tiek numinkiau ten tos visus dabar, nes kaip prieš tai būdavo sunkiai kažkaip spaudinėdavas. Sunkiai tai jungikliai, jau dabar palengvėjo viskas. Žymiai geriau veikia. Tai ką žinau, šiandien daug neįsiplėsiu.
tiesiog viskas patiko, viskas tiko. Yra niuansų, bet šiaip jo, norėtųsi pakeliauti daugiau, aišku. Tai va. Ir ilgiau ir mažiau skubėti, tai čia pagrindas turėtų būti. Tai va, tai dar vieną kelionę turiu tokią numatęs šiais metais. Nežinau, jeigu pavyks, tai pavyks. Pasakysiu kokią. Jeigu nepavyks susiorganizuoti, tai tada ir nesakysiu. Ir liks kitiem metam tada. Tai va. Na ką, nepraėjo nei pusę metų ir aš vėl Nürburgringe, bet šį kartą darbo reikalais ir turiu čia laukti tokio žmogaus, tai valandą turiu laisvą realiai ir čia šalia buvo aukščiausia iš viso Nürburgringo vieta, tai yra Hohe 8, toks yra bokštas, aš čia užlipau ir vaizdas taip fantastiškas. Ten matosi Nürburgringo pilis ir Nürburgringo miestelis. O čia visur, kur galima tik tai žiūrėti, tie miesteliai, realiai viskas susijęs su trasa. Tai čia žmonės kaip pas mus nepyksta, kad čia nuo ryto automobiliai burzgia ir čia girdisi, kur bebūtum, visur tie automobiliai girdisi. Tik atsidarius langą viešbutį jau ten pusę 8 girdi, kai kažkas gazuoja. Tai natūraliai tai čia visą dieną ta trasa priklauso visokiam testiniam kompanijom. Tai praktiškai dauguma padangų kompanijų yra visi centrai čia. Michelinas, Gutierrez, Continentalis, Hankokas, Pirelis ir visa kita testuoja motociklų, mašinų padangas. Toliau visi gamintojai, tai neskaitant ten tų Hyundai ar ten dar kažkokių kitų, kurie gamina sportinius automobilius, tai čia yra Hyundai, ir Volkswagenas, ir BMW, ir Porsche, ir Mercedes, nu, žodžiu, toks yra ten industry gebit, kur visi susikūrė, tai gal išeis mus kaip pafilmuoti, tai parodysiu ten nuvažiavau. O šiaip trasa priklauso realiai kiekvieną dieną nuo 8 ryto iki vakaro, ten darbo valandom, tai tiem testiniam reikalam. Iš to jinai čia daugiausiai turbūt ir gyvena. O paskui yra keletą tų dienų, kurios aišku yra tas turės ten fart ir gali važiuoti, ten susimokės 25 eurus ratuką padaryti, išskyrus GP trasą. Tai visą šlaifę realiai važiuoji visą ratą, 20 km. Tai įdomi infrastruktūra, įdomus šitie reikalai, kas vyksta. Daug viešbučių dabar tokie kaip ir apleisti, bet vakar kaip tik buvo, aš vakar atvažiavau. Tai, nu tokie, ten sako, į tą didelį, kur palei pat Niurbą, tai sako, net nevažiuok, nes ten visi tie tokie, tai visi ten ima tą Linder viešbutį, nes ten yra geras viešbutis šalia trasos. Ir vakar čia buvo kažkoks tai ten renginys, kur labai daug žmonių buvo, tai realiai puspilniai tie viešbučiai, visur taip kažkaip, nu sako, ten vienur ten toks kambarys, kitur toks telikęs. Tai va, aš ten tokį paprastą prie to industry gebit susiradau, pernakvau, ir turiu šiandien iki 10 laiko, tai va dar gerą valandą čia pasimakaluoti ir kaip tik sugalvojau va tokį projektą, kur, nu, čia vienkartinis toks įspūdis, nes čia taip nėra. Tai šalia buvo, čia reikia kilometrą paeiti, aišku, į kalną, sunkiai užkavau, nes nesportavęs jau turbūt metai laiko. Tai va, šiaip įdomu, žiauriai fainai, geras oras, tikrai, nu, praeitą kartą gailiuosi, kad neėjau galbūt pėsčiomis aplink trasą, nes čia tikrai tą įmanoma padaryti. Aišku, tada, kai buvo ten daug žmonių ir viskas užkimšta, tai ten sunku kai kur ir praėjimą rasti, bet ir aišku, oras daug kalėmė, būtų geras oras, būčiau gal ir ėjęs.
bet, nu, ten per lietų kažkur klampuoti, makoti, kai nežinai, čia, nu, praktiškai nieko, tai ir truputį gal mažai laiko pasiskiriau savo. Tai va, tai. Bet čia viskas ateityje, kaip sakoma, čia tų varžybų vyksta, va tiek, va, čia veiksmo vyksta, tai kad aš galbūt iš tikrųjų norėčiau tokiu gerų orų, ramybėje ir va tada eiti visur kažką pafilmuoti, truputį kažką istorijos pažiūrėti, papasakoti. Tai va, nežinau, yra čia tų projektų, sako, nu tik tais daryk. Tai va, aš varau atgal, tai va dar parodysiu, kaip atrodo bokštas, nes čia tas kalnas jau ganėtinai yra aukštas. O tas bokštas čia dar kokia, nu, gerų 20-30 metrų turbūt. 20 tai tikrai yra. Tai va, tokio va dydžio jisai čia yra. Tai čia iš viso belė kokio aukščio gaunasi. Žodžiu, fainai visai. Takeliai čia tokie, nu, pavydžiu čia tiem žmonėm, kurie čia gyvena, nes, nu, landšaftas tai įspūdingas. Kalnai, takeliai, trasa. Čia visas veiksmas su lenktynėm, nu, aišku, gali čia rasti kažkokių tai pramogų ir taip, bet čia viskas susijęs su lenktynėm. Ir aišku, to fainai visi, nes visi tom gyvena. Kur nueisi, ten visur lipdukų, ten kažkokių podukų, maikučių, skarelių, nežinau, visko pilna. Čia į kolonėlę sustojau kavos pasimt, kokie 7 Porsche, vienas paskui kitą, visi su kombinezonais, ten kažką matyt, ar mokina, ar testuoja, nesuprasi. Žodžiu, veiksmas čia, va, tokia paprasta diena. Bele ką, čia trečiadienis, jeigu ką. Žodžiu, judesys. Atsiprašau, gal ketvirtadienį. Jo, ketvirtadienį čia. Tai va, taip ir čia gyvena visi iš to konkrečiai, visi tik tam nori gerą daryti. Jeigu pas mus tokia suvienyti bendruomenė kažkada kačergai. Aišku, sudėtingai ten, bet irgi galima būtų viską padaryti tenai. Laiko tik reikia labai daug ir gerų norų iš daug žmonių. Na va, tiek te pavyko pafilmuoti karuselės, bet gyvai tai vaizdas kažkoks tai nesveikas, galima nesakyti. Nes ten, nu, turbūt kokiu 3 laipsnių tas pasvirimo kampas yra ir kalnas, paskui nuo kalniuko karuselė ir paskui vėl ten kalniuką. Žodžiu, lygios vietos nėra. Bet ten tokia nelabai saugi ta vieta, ten net užtverta negalima šiaip žiūrėti, bet čia pakeliui buvo netoli, ten liko į kalną užbėgti ir viskas. Nu, bet įspūdis taip, aš jau noriu pats pabandyti pavažiuoti bent jau su standartinė mašina per tą visą Nordschleife, nes simuliatoriui tai ten atrodo viskas lygu. Žodžiu. Tai va, dar viena svajonių vieta pamatyta, aišku, tik tai labai čiut-čiut, kaip sakyt, pačiupinėta, bet, nu, kad aš čia sugrįšiu tai 100% ir greičiausiai, kad su kokia turbūt, kad nuominė mašina, galbūt net iš Ringfreaksų ir arba greičiausiai kažkokią, kad pavežtų, kurie vežioja, tai ten tikrai visų pinigų yra vertas tas vežimas ir ten apie 300 eurų kainuoja vienas tas pravežimas, kur profesionalus sportininkas su rimta mašina su saugos lankais praveža. Tai va, tai viskas, lekiu į mašiną. Turbūt, kad
Tiek iš Nürburgringo karuselės. Tai tokie vat reikalai su Nürburgringo kelionė. Jinai kaip ir baigėsi, mano visas serialas apie Nürburgringą irgi tomsyk ir baigėsi, bet aišku mano video filmavimo visi vloginimo dalykai tikrai nesibaigė, tai kanalas aišku toliau gyvuos pilnu tempu, nes jau dabar turiu nufilmavęs dar 3 išvykas, tik tiek, kad Nürburgringo serialas turėjo baigtis, kad prasidėtų kiti. Po Nürburgringo kelionės supratau nemažai dalykų, kad reikia įsigyti rimtesnės įrangos, tai GoPro šiai dienai nebenaudoju. Tai susitvarkiau garsą, susitvarkiau vaizdą, vloginimo kamerą naują įsigijau, tai aparatūros prisipirkau tiek va. Ir sekančiose video jūs tai tikrai pamatysit ir galėsite vertinti, kaip skiriasi ta kokybė, kurias, jeigu norit pamatyti, tai paprenumeruokit kanalą ir paspauskit varpelį, kad išėjus video jūs gausit tiesiog žinutę. Šie dalykai yra nemokami, tai jums tikrai neskaudės. Tai va, o man tai bus kažkoks įvertinimas ir aišku padės kanalai augti. Tai va, tai galbūt pastebėjot, kad mano motociklas čiut pasikeitęs, tai sėdėjau atgal Akropovičių, čia susikonstravau tokį skydelį, užsidėjau stiklą paaukštintą, kuris geriau apsaugo nuo vėjo, ir nusipirkau štai tokią navigaciją, kuri be galo daug kainuoja, bet yra tikrai rimtas daiktas. Keliaujantiems tai tikrai patariu, ir kas ypač keliauja solo, kelionės, tai vienareikšmiškai tokia navigacija padeda, nes ten yra SOS mygtukas, su kuriuo galima įsikviesti pagalbą. Kaip ir sakau, video bus dar tiek, ir nes jau yra prifilmuota, man tik reikia sumontuoti, nes aš kaip toks viengungis kūrėjas, tai darau viską nuo A iki Z pats ir nemanau, kad kažkas už mane supranta, kaip tą geriau padaryti. Nes tai yra mano idėja ir gal kartais gaunasi, gal kartais nesigauna jos taip įgyvendinti, taip paversti iš minčių į praktiškus dalykus, bet tai yra bet kokiu atveju mano visas triūsas įdėtas ir patinka tas procesas man aišku ir užtat aš tai tą darau. Tai va, tai sakau, Nürburgringas baigėsi, bet mano video vloginimas tikrai ne. Tai va, tai aš sakau šiam kartui iki ir susitiksim kitame video. Ate.